Taigi atvykome į antrą Liuterio miestą. Oficialiai jisai taip ir vadinasi, Liuterio miestas Eisleben. Ir šis miestelis ypatingas tuo, kad Martynas čia gimė ir šitame pačiame mieste jisai mirė. Nors gyveno, kaip žinome, Wittenberge. Įvairiose vietose, bet Eislebenas yra jo gimimo ir mirties namai. Atėjimas ir išėjimas į šią žemę šito didžiojo reformatoriaus vyko būtent šioje vietoje. Kai Liuteris gimė, eilinis vokietis tikėjimo klausimais neturėjo jokių pasirinkimų. Jisai tiesiog buvo bažnyčios narys, krikštytas ir atlikdavo visus bažnytinius ritualus ir tikėjosi po mirties geriausiu atveju patekti į skaistyklą. Kai Liuteris mirė po 63 metų, Europa jau buvo visai kitokia. Šveicarijoje jau buvo gimusi reformuota bažnyčia, anglikonų bažnyčia, Anglijoje, ir liuteronų bažnyčia Vokietijoje. Ir be abejo Romos katalikų bažnyčia. Pasirinkimų, kaip matome, padaugėjo kur kas, bet aišku, dar svarbiau nei tie pasirinkimai buvo tai, kad Liuteris atvėrė duris į šventojo rašto pasaulį ir tuo būdu suteikė galimybę kiekvienam žmogui pačiam rinktis, tikėti ar ne. Būti išgelbėtam per tikėjimą iš Dievo malonės ar tiesiog gyventi savo gyvenimą, ir dažnai tas savo gyvenimas buvo tiesiog plaukimas pagal srovę, kaip ir šiandien. Vieni ieško tiesos, kiti tiesiog plaukia pagal srovę. Eislebenas ir šita aplinkinė Mansfeldo teritorija pasižymėjo ir tais valstiečių sukilimais, maištais, valstiečių karu, kuris prasidėjo irgi toje, sakykime, išsilaisvinimo iš neteisybės, ne tik religinės, bet ir apskritai visokios priespaudos dvasioje. Ir Liuteris suprato valstiečių tos reikalavimus ir net palaikė. Kam jis nepritarė, tai buvo jėgos panaudojimas. Siekti, kraujo praliejimu ir ginklu tuos reikalavimus įgyvendinti. Ir todėl jisai labai galiausiai pasmerkė. Tomas Münceris, toks reformatas, kuris reformacijos įgyvendinimą suvokė kaip įgyvendinimą kalavijų. Ir Liuteris daug rašė šitą temą. Bet šita teritorija, būtent tuo valstiečių karo metu, jis nekartą keliavo čia, tam, kad taikytų, atlikdavo tokias taikdario misijas. Tai tuo šita vietovė, kur jisai gimė ir mirė, ir jo gyvenimo metu yra svarbi.
Bet Liuteris taikdarys labai mažai įsivaizduojamas portretas. Bet iš tiesų jis toks buvo, jis tai darė. Tėvai davė Martyno vardą, nes jisai gimė, man atrodo, Švento Martino dieną, ar ten vienos dienos plius minus atstumu buvo jinai švenčiama bažnyčioje. Ir todėl jisai yra Martinas ar Martynas. Įdomi labai yra jų šeimos pavardės istorija, nes tikroji pavardė Liuterio yra Liuderis, ne Liuteris. Ir va šitą ekspoziciją į tai atkreipė dėmesį, kad jis yra Martinus Liuder ir jo tėvas buvo Hansas Liuderis. Jis sulotynino jau studijuodamas ir, man atrodo, pradėjęs rašyti, kai jis pasirašinėdavo, jis sulotynino. Tiksliai nepamenu kuriuo metu, bet Liuteris tai yra jau jo patobulinimas, reiškia tos tėvo ir savo giminės pavardės, reiškia toksai pašvelninimas galbūt. Bet ne vieną savo knygą jisai pasirašydavo, čia graikiškai netgi yra, Martynos Eleutherijus, Liutherijus. Matomai taip galbūt sukirčiuodavo Martynos Liutheros. Ir šitas Eleutheros, o Eleutherijos graikiškas žodis reiškia išlaisvintas, laisvasis. Ir man atrodo, kad tą kūrinį bažnyčios Babilono vergystė jis pasirašė būtent kaip išlaisvintasis iš tos vergystės. Bet ne tik ta, ne viena knyga yra tuo slapyvardžiu ar tuo jo pasirinktų vardu kaip žodžių žaismu. Tai labai įdomus irgi, įdomi detalė. Martynus Liutheros. Martyno Liuterio tėvas labai norėjo išleisti savo sūnų į mokslus, ir regėjo jį iš tiesų teisininku. Pirmosios Liuterio studijos universitete ir buvo teisės studijos. Bet jau jam būnant vaiku tėvai išleido į mokyklą, ne kiekviena šeima toli gražu galėjo tai padaryti. Taip kad nors Liuteris pabrėžia savo laiškuose, pamoksluose, kad jis vaikystėje kilo iš neturtingos, nepasiturinčios šeimos, tyrėjai parodo, kad ne visai tai buvo, kad Liuterių šeima pagal pajamas tikrai galima būtų laikyti pasiturinčiai ir vien tas faktas, kad sūnų jie išleido į mokslus, patvirtina tai, bet ne tik tai. Ir labai įdomu tai, kad mums jau važiuojant į Eislebeną mes pamatėm karjerą ir aš žinojau, kad tėvas ėmėsi, reiškia, kalnakasybos verslo. Ir čia muziejuje aš matau, kad kažkas ir iš šeimos turėjo tą verslą, nors istorinėse knygose, kurias jo biografijose man teko skaityti, yra sakoma, kad iš tiesų čia buvo jo rizika.
iš žemdirbystės, kuri jam nelabai sekėsi, bet jie paveldėjo, matomai turėjo žemės kažkiek. Tėvas ėmėsi, pardavęs ten savo dalį kalnakasybos ir dirbo labai sunkiai vienoje šachtoje, po to kitoje, čia kasama buvo rūda, gal dar kažkokios iškasinos, man regis varis. Tai va, užtat ta kalnakasyba iki šių dienų šioje vietoje yra išlikus ir va, mes matome iš tiesų muziejuje, tų kalnakasių instrumentus ir įdomu, kad prabėgus 500 metų, aišku, landšaftas nesikeičia ir tos žemės vis dar duoda tas naudingas iškasenas. Tai va, tai tėvas tapo labai sėkmingu, iš tiesų Liuterio tėvas nusipirko po to antrą karjerą ten ir tapo labai sėkmingas būtent kalnakasybos versle. Tačiau, kai Liuteris priėmė vienuolio įžadus ir buvo pašventintas kunigu, tėvui tai buvo mirties diena, kadangi jisai, norėjo susilaukti palikuonių ir suprato, kad kunigas vaikų neturės. Liuteris jautė sąžinės graužimą dėl to, kad jis pavedė savo tėvą. Ir kai kurie mano, kad būtent vedybos su Katerina van Bora iš dalies buvo paskatintos to, kad Liuteris norėjo susitaikyti su tėvu, norėjo kažkaip sugrąžinti tėvui viltį, džiaugsmą ir tai įvyko. Iš tiesų tas susitaikinimas Martyno ir Hanso Liuterių įvyko ir Martynas palydėjo savo tėvo ramybę ir rašo, kad jis išėjo tvirtų tikėjimų ramybėje pas viešpatį. Nors ilgą laiką šitą šeimą galim būtų laikyti tiesiog tradiciškai tikinčią. Ilgą laiką tėvas, kaip ir labai skeptiškai žiūrėjo į Liuterio tikėjimą ir ypač jam liūdna buvo, kad teisės studijas jis iškeitė į teologiją. O šitą aš norėjau kalbėti ir čia yra visa ekspozicija tą padaryti. 16 amžiuje pagaminta gulbė, vaizduojanti Martyną Liuterį. Sakoma, kad Janas Husas prieš savo egzekuciją, prieš savo sudeginimą 1415 metais pasakė: šiandien jūs iškepsite žąsį, bet po manęs pakils gulbė, kurios jūs pagauti ir iškepti nesugebėsite. Atvykome į labai svarbią Liuterio gyvenimo vietą, kurioje Liuteris atsidūrė visiškos krizės, savo dvasinės krizės metu ir išoriškai jis pakliuvo į baisią audrą ir galvojo, kad nebeišsikapstys, kad jo gyvenimas baigsis. Nors pats Liuteris buvo visai jaunas, studentas Erfurto universitete, tai 1505 metai Liepos 2 diena. Liuteris grįžta iš savo tėvų, kuris viešėjo Mansfilde, į Erfurtą, kur jis studijavo. Dėl ko Liuteris keliavo vasarą pas tėvus? Tyrėjai nesutarė.
Vieni mano, kad tėvas išsikvietė Martyną tam, kad praneštų, jog viskas yra parengta dėl jo santuokos, kad atrasta nuotaka ir Liuteris turės, tuoktis, nes tėvui labai rūpėjo Liuterio santuoka, rūpėjo susilaukti palikuonių, o Erfurte jisai studijavo teisę. Tai va. Iš kitos pusės paties Liuterio studijos netenkino. Todėl kiti tyrėjai labai dvejoja dėl to, kad Liuteris vyko pas tėvus dėl vedybų, nes buvo belikusios kelios savaitės iki vasaros semestro pabaigos. Ir 2 savaitės vestuvių reikalai tikrai palauktų. Ir, todėl labiau tikėtina versija yra ta, kad pats Liuteris nusprendė grįžti į tėvų namus ir pranešti, kad jo netenkina, jam nepatinka teisės studijos, kad jo širdį traukia teologija, kad jisai iš tiesų ieško Dievo, kad jis, o tuo metu kito kelio nebuvo, nori tapti vienuoliu. Kaip ten bebūtų, audroj ir kaip, tyrėjai sako, kažkur šitoj vietoj, galbūt, šitas akmuo tiksliai atžymi tą vietą, netiek svarbu, Martynas Liuteris šaukėsi šventosios Onos, sakydamas, išgelbėk mane, Ona, išsaugok mano gyvenimą ir aš tapsiu vienuoliu. Kitais žodžiais tariant, jisai duoda įžadą. Vėlgi kai kurie dvejoja, ar jisai šaukėsi Onos ir kodėl būtent Onos. Atsakymas yra toks. Nors pats Liuteris praėjus 30 metų pamini šitą įžadą ir pamini būtent, kad jis šaukėsi Onos. Kodėl Onos? Atsakymas labai paprastas. Tuo metu šventoji Ona buvo laikoma angliakasių arba darbininkų kasyklose, ne tik angliakasių, bet, sakykime, visų kasančių naudingas iškasenas globėja. O pagal tradiciją Ona buvo mergelės Marijos motina. Ir netgi tokia buvo, sakykime, teologiškai grindžiama, reiškia, istorija, ne istorija, kaip čia pasakyti, buvo sakoma, kad, reiškia, Marija pagimdžiusi Jėzų dar buvo savo motinos įsčiose ir motina Ona, reiškia, tokiu būdu savo gelmėje nešiojo 2 brangakmenius – Mariją ir Jėzų. Ir taip brangakmeniai yra paslėpti žemės gelmėse ir, kalnakasiai iškasa juos iš ten. Vat maždaug tokie argumentai, kodėl būtent Ona yra kasėjų globėja, o Liuterio tėtis jau užsiėmė kasybą ir, reiškia, turėjo verslą šitoj srity. Ir kaip mes matome važiuodami iš tiesų iš Aislebeno į Erfurtą, o čia šita vieta yra visai šalia Erfurto, mes matom tos karjerus, tas kasyklas, iš tiesų žemė labai turtinga naudingomis iškasenomis. Taigi, Liuteris greičiausiai namuose girdėjo maldas į šventą Oną ir, pakliuvęs į tokią bėdą, gelbėdamasis, jisai galėjo iš tiesų šauktis Onos. Nors kitų atvejų yra minima, kad Liuteris šaukėsi
Marijos, kai jis netyčia persidūrė šlaunį ir buvo beveik benukraujuojantis. Įdomu, kad studentai tuo metu jie nešiodavosi kardus. Ir netgi Wittenberge teologijos studento aprangoje formaliai buvo kardas. Ir jie sukilo, kai Kranacho mokiniai atėjo su kardais ir pasakė, ne, tik tai teologijos studentai turi turėti kardą. Bet matom, teisės studentai taip pat nešiojo kardus, tai buvo tas laikas, kai tu turėjai apsiginti, jeigu tave užpuola. Bet kai tave užklumpa žaibas ir audra, Liuteriui teko šauktis šventosios onos. Bet tai kalba dar vieną dalyką, kuris yra tikras iš Liuterio laiškų, iš įvairių jo autobiografinių ištraukų, o būtent tai, kad jis labai bijojo mirti ir stotis Dievo kaip teisėjo akivaizdon. Jis buvo įsitikinęs, kad bus nuteistas pragaran. Jis buvo įsitikinęs, kad neatlaikys Dievo teismo ir jis labai bijojo mirti. Ir va šita baimė, Dievo teisėjo baimė, buvo motyvacinė jėga vedusi jį į vienuolyną. Vedusi tapti vienuoliu, idant atrastų išgelbėjimą. Idant jisai susitaikytų kaip nors su Dievu. Ir iš tiesų Erfurte jisai po 2 savaičių, praeina regis tik 2 savaitės, ir Liuteris jau įstoja į vienuolyną, aišku, ne iš karto vienuoliu tampa, bet labai greitai po šitos audros, kadangi jis išlieka gyvas, Liuterio kelias pakrypsta, sakykime taip, Dievo. Ir Liuteris buvo kalnakasybos verslo sukūrį, nes jo tėvas tuo užsiėmė. Ir manoma, kad greičiausiai šventai Onai altorėlis buvo Hanso Liuterio namuose, tai yra tėvų namuose, ir Martynas buvo girdėjęs tas maldas. Nors pats Liuteris tik 30 metų praėjus pamini, kad jisai šaukėsi Onos ir davė šitą įžadą. Beje, įžadas nebuvo įpareigojantis. Jis galėjo laisvai sulaužyti jį ir netapti vienuoliu. Todėl tyrėjai mano, kad Liuteris buvo apsisprendęs visgi tapti vienuoliu. Žinia viena, ir tai jisai liudija daug kartų, kad teisės studijos jam nepatiko, kad filosofija, kurią jis studijavo, buvo nusivylęs, o štai teologija ir šventasis raštas jį traukė. Bet labiausiai Liuteris bijojo mirti ir stotis teisingo teisėjo akivaizdon. Va, šita baimė iš tiesų greičiausiai ir buvo varomoji jėga, ir Liuteris norėjo užsitikrinti, kad po mirties jis nebus pasiųstas į pragarą. Jis norėjo susitaikyti su Dievu, jis norėjo išvengti bausmės, pragaro bausmių, kančių, ir jam rūpėjo atrasti sielos išganymą. Tuo metu niekaip kitaip ir niekur geriau to padaryti negalima buvo, tik vienuolyne. Todėl jisai ir duoda tą įžadą, aš tapsiu vienuoliu, ir iš tiesų, praėjus tik porai savaičių, Liuteris jau įstoja į Augustinų vienuolyną. Ir tokiu būdu, jo tas, sakykime, kelias kaip vienuolio, kelias kaip žmogaus, kuris ieško
išganimo, kuris nori gyventi ramybėje, taikoje su Dievu, prasideda. Bet tai yra tik tai kelio pradžia, tačiau jinai yra svarbi tuo, kad po to Liuteris galės padėti visiems ieškantiems, norintiems išsigelbėti, norintiems pažinti Dievą. Na, todėl šitas taip vadinamas šiandien Liuterio akmuo iš tiesų žymi labai reikšmingą didžiojo reformatoriaus gyvenimo datą. Išėjus iš Liuterio mirties namų, prisimena jo žmonos Katerinos kalba prie mirties patalo. Tačiau ne šį kartą, o 19 metų anksčiau. Liuteris iš tiesų turėjo daug sveikatos problemų ir nesykį galvojo, kad jau mirsis. Tai aną kartą jo žmona į jį kreipėsi tokiais žodžiais ir jie yra užrašyti, įtraukti į Liuterio raštus. Jie skambėjo taip: mano mielas daktare, jei tokia yra Dievo valia, tai man geriau, kad tu būtum su viešpačiu, nei su manimi. Bet tai ne dėl manęs, tai ne dėl mūsų vaikų, bet dėl krikščionių, kuriems tu esi vis dar reikalingas. Tau nereikia rūpintis dėl manęs. Aš atiduodu tave, pavedu tave Dievo valiai. Dievas išgelbės. Einam aplink bažnyčią, kurioje Liuteris Aislebene pasakė paskutinis 4 savo pamokslus. Liuteris buvo neprilygstamas, nepranokstamas pamokslininkas. Vargu ar iš amžininkų kas nors galėjo jam prilygti. Ir štai vienas jaunuolis apie jo pamokslus yra pasakęs tokius žodžius, kad jei nesi padarytas iš akmens. Išgirdęs Martyną Liuterį pamokslaujant vieną kartą, tu jau norėjai jį girdėti vėl arba jo paklausyti vėl. Todėl, kad jo žodžiai yra tokie stiprus ir taip paveikia širdį ir sielą, kad tu negali susilaikyti. Liuteris mokėjo groti liutnia, būdamas vienuoliu, jis grodavo gatvėse ir tai buvo kur kas sėkmingesnis, tos duonos, to kasdienio maisto surinkimas nei be liutnios. Tačiau apskritai, vėliau jisai kūrė giesmes, himnus ir jo namuose buvo muzikuojama taip pat. Ir čia muziejuje cituojama jo mintis apie muziką, kad velnias yra liūdna dvasia, jam patinka liūdni žmonės. Velnias negali pakelti linksmybės. Ir štai kodėl jisai bėga, išgirdęs muziką kiek įmanoma toliau. Jis negali pasilikti tarp žmonių, kurie gieda.